Ąžuolai, sveikinimai su pergalė, įspūdingų skirtumų su Tripta Cervena Zvezda. Ar gali paaiškinti, kaip komandai pavyko įtvirtinti tokį totalinį pranašumą visų rungtynių metu? Tai manau, nuo gynybos, kai pradėjom rungtynės, davėm tą toną, kad, gal aplamai tiesiog davėm kontaktą pirmį, davėm jiems žinot, kad čia nieko lengvo nebus šiandien ir, nuo pirmos iki 5 pozicijos visi labai gerai atliko savo darbą. Aišku, gal kiek buvo ir sėkmės, kad jie savo tolimų metimų nesusimetė laisvi, bet kažkiek ir rizikavom, bet manau visai pasiteisino tą riziką. Ar galim sakyti, kad buvo atvirkštinis vaizdas nuo tų rungtynių Belgrade, kur atrodo Cervena davė tą fiziškumą ir kažkiek, kuris išvežė jūs iš Vėžių, o šiandien visiškai vaizdas buvo priešingas? Ten prasidėjus rungtynėm mane išmušė iš Vėžių. Aš kaip pirmą kartą ten tikrai labai gerai palaiko komandą, fanai, jie uždeda tą toną ir labai sunku žaisti ten. Tai... Bet manau, buvo vienas iš pirmų išvykų ir nedaug pralaimėjom, tik 9 taškais, ten gale aišku susimetė jau. Bet manau, nemažai rungtynių sužaidėm iki šiandien ir tikrai esam kaip komanda patobulėję visur. Tai žinom, kad galim laimėti šiandien ir laimėjom. Kiek prie šitos energijos fiziškumo prisidėjo, kad turėjo tas skaudžias rungtynes Bolonijoje, kur nepavyko iškovotos pergalės ir kiek treneriai akcentavo, kad turim panaudoti tą pralaimėjimo kartelį ir būtent tai su ta energija su Cervena. Tai manau, viskas prasidėjo nuo vakar dienos treniruotės. Visi labai gerai pasitreniravom, visų pajėgumų, prakaitavom ir panašiai, bet tai parodėm tą reakciją. Tikrai jau sakiau ir po Bolonijos varžybų, kad galim žaisti su bet kuria komanda, jeigu visi žaidžiam komandiškai, visi dalinamės kamuoliu ir tiesiog turim to mėgautis, nes tada laimim varžybas. Ąžuolai, ne kartą Žalgiris šį sezoną įrodė, kad gali būti beveik nesustabdoma jėga. Koks anot tavęs aspektas yra kertinis, leidžiantis būti Žalgiriui arba labai sunkiai sustabdomam, arba apskritai nesustabdomam? Gynyba. Tai tiek. Kiek prie tų gerų rezultatų prisidėjo ir tai, kad rizika pasiteisino prieš metikus iš kampų Cervenos Zvezdos, kas irgi gal kartu neleido jam įsibėgėti, jie vienu metu turėjo 1 tritaškį iš 14. Tritaškį iš kampų? Neturėjo jie mest laisvi. Turėjom, spėt suratuoti, bet labai yra sunku, kai viską keičiamės ir paskui labai daug tų mismečių turim prižiūrėti savo mažus, nes jų dideli gali juos užpaustinti arba permest per viršų. Tai toks turėjau dirbti, rotuoti per žaidėjus, tai tikrai buvo sunku, bet manau 1-2 laisvus atidavėm, neįmetė. Gal Zvezdas žaidėjai patys jau pradėjo maišytis, kažkas galvoja, kad eina savo, negaliu pataikyti laisvas ir panašiai. Tai viskas buvo gerai su ta gynyba, manau, viskas labai gerai. Kiek tu pats jautai, kad varžovai prieš tave rizikuoja ir kaip buvo smagu bausti už tą riziką, kai Klauzaitė nepribėgdavo iki tavęs iki galo? Nebėga? Nebandydavo iki galo pribėgti, taip, palikdavo. Tai porą į veidą įmečiau normaliai kaip metikas, bet tai dirbu kiekvieną dieną, galiu Žygimantą Jamnavičių paminėti, labai geras metikas buvo, tai mes su juo mėtom. Ir komandos draugai buvo? Ką? Spėjot būti Neptūne komandos? Bet jis Neptūne labiau skirstė tos kamuolius, nelabai mesdavo, bet su visų stafu dirbam papildomai prieš po treniruočių, labai tas padeda, jaučiasi. Kiek smagu dėl visos komandos, kad pavyko atsirakinti ir tiem žaidėjim, kurie praeitose rungtynėse nepelnė taškų. Ir aš suskaičiavau, kad žaidėjai, kurie nepelnė taškų ir nežaidė su Bolonija, šiandien surinko 41 tašką. Tai kiek smagu sulaukti to papildomo indėlio šiandien? Tai labai smagu. Jei žiūrim į sudėtį, tikrai turim labai gerų žaidėjų, kurie gali įmest taškus. Ir nebus gal visada, kad vienas įmes daug, kitas neįmes iš viso, bet gal kažkur kitur tu gali komandai padėti, pavyzdžiui, kaip subauduoti iki bonuso. Tai labai tas padeda, tą bando ir mūsų treneris akcentuoti, kad gal nėra malonu subauduoti, su 2 baudom išeiti ir sėdėti, vos ne visas rungtynės, bet
tu gelbėjai savo komandai, tu užduodi tą tempą, kad nieko lengvo nebus ir tai va turim tą išmokti visi individualiai, kad reikia komandos labai viską daryti.